Šeštadienį Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje vyko sunkiosios atletikos turnyras Panevėžio taurė 2024, skirtas gimnazijos 10-mečiui paminėti. Šiandien Panevėžyje vyksta sunkiosios atletikos turnyras Panevėžio taurė 2024 metai. Šiemet gimnazija švenčia 10 metų jubiliejų ir turnyras skirtas šiai progai. Pasak turnyro organizatoriaus, turnyre dalyvavo apie 80 sportininkų iš visos Lietuvos. Buvo pateikę paraišką 105 dalyviai, bet dėl visokių priežasčių dalyvių šiek tiek sumažėjo, bet manau, kad apie 80 tikrai bus. Tai atvyko iš Vilniaus, Telšių, Klaipėdos, Jurbarko, Rokiškio miesto. Atvažiuojam visuomet nugalėti, o viską jau parodo pabaiga varžybų. Bet šiandien kol kas sekasi, turim čempionų, turim prizininkų, turim netgi pagerinusi Lietuvos rekordą Rasvydą Sijavičių. Taip, kad nenuliūdęs aš. Mano buvo pagrindinis tikslas išbandyti jaunimą, neturinčius dar patirties sportininkus atsivežiau. Pagrindas sudarė Telšių rajono komandos sportininkai merginos. Atvažiavo 12-13 metų gimimo vaikiukai ir visas kitos mergaitės. Nuo 12 iki 14-15 metų. Tai buvo tik taip, kaip pirmas krikštas, kaip pirmos varžybos. Tai tikslas buvo pratinti prie varžybų vaikus. Pasak sunkiosios atletikos trenerio, šiame turnyre sėkmingai pasirodė ir merginos. Šiandien dalyvauja panevėžietės Airida Jasiūnaitė, Austėja Maslytė bei Vakarė Valuckytė. Ką tik pasibaigusiose varžybose Airida laimėjo 1 vietą, Austėja taip pat 1 bei Vakarė 3 vietą. Tai visos 3 panevėžietės išvažiuos su medaliais. Labai gerai padarėm rekordus, Sinkleris surinko, manau, labai gerai sekėsi. Ar dažnai tokia sėkmė lydi varžybose? Nedažnai, reikia, manau, susikaupimo ir pasitikėjimo savim. Treneris labai iš tikrųjų yra geras treneris ir labai noras suteikia sportuoti. Ir šitą, manau, sporto šaka yra žavinga, tai kad tu kovoji vien prieš save. Praeitais metais nedalyvavo nei viena panevėžietė, šiemet jau galima, nes jos buvo ką tik pradėjusios sportuoti, jau kovoja dėl aukščiausių medalių ir laimėjo aukščiausius medalius, o berniukų anais metais buvo mažesni, tai kas liko, tų rezultatai gerėja, ateina nauji sportininkai ir kai kurie užauga, pasibaigė, kai kurie nesulaukia to užaugimo sportuodami sunkią atletiką ir tokia kaita vyksta. Sunkiosios atletikos turnyras Panevėžio taurė organizuojamas 2 kartą, tačiau tikimasi, kad jis taps tradiciniu. Turnyro dalyviai patenkintų varžybų organizavimu ir priekaištų organizatoriams neturėjo. Šiai dienai tai sakyčiau, kad tikrai kasmet, nes įdomu sukviesti sportininkus iš Lietuvos, susitikti. Ta pačia proga panevėžiečiams gera konkurencija su kitais, pamatyti kokio lygio esam, ar galim rungtis su kitais šalies miestais, ar ne, dar daugiau dėti pastangų. Tai planuoju vykdyti kiekvienais metais ir galbūt mintis tokia, kad kažkam paskirti tą turnyrą. Labai, manau, kaip jaunas treneris, labai sklandžiai, draugiška aplinka, geri prizai, gera nuotaika, niekur viskas labai sklandžiai. Greitai jaunas treneris mokosi ir manau, kad turėsim tikrai labai aukštos klasės Lietuvoje trenerį, kuris ne tik tai gerų varžybų organizavimu pasižymės, bet ir puikiais sportininkais, kurie jau ir dabar jau viens po kito ir nuskamba. Treneris Dovydas Sužiedėlis, Panevėžys. Manau, kad jų bus vis daugyn ir daugyn. Viskas sklandžiai pagal darbotvarkę, kur čia Dovydas Sužiedėlis numatęs, viskas eina pagal taip. Kaip sakiau, dar kartą gausa dalyvių, nieko nepadarysim, pabaigsim gal truputį vėliau, bet viskas pagal planą. Kaip pastebėjo treneriai bei varžybų organizatoriai, pastaruoju metu populiarėja sunkiosios atletikos sporto šaka ir gausėja jos gretos.